Ar tu sveikas? Tavęs klausia. Ne, šiaip ten sveikinas. Jo, bet nes ir aš turiu problemų, bet ne. Gerai, o tai kokios tavo problemos? Kokios man problemos? Taip. Papasakok. Nenoriu. Kodėl? Aš tau išsipasakau, aš tau papasakau. Tu moteris. Tai jau tu vyras. Vyras negali Aš galiu būti. Reikia vyrus. Nereikia, įtartų labiau laivą. Ne, žiūrėk, jeigu tu nesiskūsi, tai tu supras, kad viską tenais išgyvensi viduje, tai tu gali pasipasako. Tai čia žmonės tam, ta prasme, viduje ten tau viskas virs. Žinai, ten bus labai negerai, po to tau bus labai liūdna viduje, žodžiu. Tai labai. Ne, o žmonės eina, supranti, į šitas terapijas, moka pinigus, tai tugi nemoki man pinigų, tai tu gali už dyką gauti. Tiesiog gerą aurą. Aišku, aš nesu nei psichologė, nei terapeutė, nei kažką, žinai, bet aš tave galiu išklausyti visada. Ne, dabar kokia medicinė problema, tai vad, kad dantis išrautas. Man aš irgi roviau. Kada roviai? Ne, aš roviau prieš kokius mėnesį gal. Dabar laukiu, kol sugys. Tau dar nesugijo? Tai ką tu padarė? Taip, tas kaulas turi, sakė, 3 mėnesius turi suaugti ir tada jau protezuos. Protezuoti turi dar. Tu gal nesprotezuovo, kam ten reikia? Žinok, trūksta dantų ir valgo su viena pusė ir jaučiasi, pavargstu visą laiką. To žinai kas? Siemkos. Kaip aš pamėgau dabar siemkas. Bet tu gali tik su viena pusė valgyti. Pizdėts. Bet ten vis tiek jos mažytės, tai nieko tokio. Prilenda, į vienoje pusėje viskas, o tos skonis, jos tokios sūrios ir taip faina perstumti ją burnoje į kitą pusę, o ten nieko nėra. Einas, blemba su dantim problemos. Labai, aš variu pas labai fainų specialistų, šiaip labai patinka, antrą kartą jau variu raudantį. Tokia Švento Jurgio odontologijos klinika yra. Norėjau sakyti parapijoje, pas kunigą. Ne, beveik taip. Tai labai faini ir jie supranti, jie su tokiu pozityvu ten visi. Aš gulėjau toj sofkėj, ateinu, atsiguliu į tą sofkę. Jie man ekraną paleido gražių vaizdų, ten man visokie skraido, ten kažkokie kalnai, ten viską, žinai, labai fainai. Jo, ir įkišo tas replės ir iškart ištraukė dantį. Minutę laiko, to prasme, minutę laiko. Man ten niekas, tiesiog viskas, žinai. Gal net mažiau negu minutė. Bet tu suleidai nuskausminamą. Jo, bet čia buvo problemytė, nes kai suleidau nuskausminamus, aš sakau, man atrodo, gerklė man tinsta. Jie išsigando. Tai tu įsivaizduok. O aš nuvariau nepasidažius. Šiaip turiu rožinę, tai veidas rausvas pas mane. Ten pastovi, dėmėtas, raudonas. Nežinau, jie gal prieš tai nematė, kokie aš atėjau. Išrovė išsileidus vaistus, aš visą paraudonavus ten guliu, jie sako, čia gal rimtai pradėjo biškį raudonuoti, veidas paraudo, tai gal sureagavo į vaistus. Ir tu pati pradėjai išsigandai turbūt. Ir aš išsigandau, ir jie irgi išsigando, ir aš taip paskui, man gerklė tinsta. Sakau, tai žinai, kaip čia dabar, žinai, žodžiu, bet kadangi suleidau ten į gomurį, tai logiška, kad ten nejauti nieko. Žinai, ten atrodo, kad tiesiog atrodo guzas gerklė. Tai va. Aš atsiprašau, kad tave pertraukė, bet kad bus 46 žmonės pas mane laivė klausysis, kaip tau rovė dantį, aš šito dalyko negalėjau įsivaizduoti. Nors dirbu su socialiniais tinklais, aš neįsivaizdavau, kad jiems tai gali būti įdomu klausytis. Klaus, ar mano skarai netrukdo ant postų, geras šitas, žinokit, fainai. Jo, jeigu važiuoji, tai gali būti ir taip. Tik neužsimanu, per didelį. Tai, šiaip netrukdo, bet galim pabairuoti, tai visko gali būti, žinokit. Mes čia bus tik tai pozityvas, drugeliai skraidys. Gerai, gerai. Tai kakosi? Kakosi? Prie ko čia drugeliai ir kakojimas? Žinai, kaip sako, jeigu moteris beza, tai ten drugeliai. Kalbas, bet tavo fantazija. Aš apie drugelius šneku, o tu jau apie bezdalus. Ai, gerai, atsiprašau. Aš noriu lempą jungti, nes matau, kad temsta. Tai žiūrėk, mes gal baigiam. Ne galva, bet pilva. Ta keksą ištrauk, nes ten... Aš tai noriu dar, žinok, su tam čia pabūti. Gerai, tai pabūk dar, jeigu kokią man temą įdomią duosi. Papasakok apie savo profesionalės labai gražias erotiškas nuotraukas padarėjai. Mačiau Instagrame, dėjau laikus. Tuose apartamentuose. Aha, taip. Kiek laiko vyko
fotosesija. liuksapartamentai.lt galiu pasakyti, kad labai labai faini savininkai. Šiaip dabar tokia nereklama, bet... Jo, šiandien viskas buvo tik ne reklama. Bet rimtai, žiūrėkit, dabar papasakosiu. Apartamentuose, žinot, kaip pavyzdžiui, atvarot, išsinuomojat kažkokį kambarį, nu ir ten gal kažką rasiu, gal kažką ten, arba ten ateinu, nežinau, kur ten raktas, nežinau, kur tas, ten, ar ten kažko nėra, ten žiūrėk, to džiovintuvo nėra, tai ten jūs gaunat realiai, afigieną gidą, iškripsi tą žodį. Gal papasakok apie Ievą, apie fotosesiją. Mes nukrypam. Gerai, soriukas. Tai... Kiek laiko vyko erotinė fotosesija? Mes vadinkim tai erotinė, tu subuvai su apatiniais, ne? Ir kiek laiko trunka, ar tai fiziškai sunku? Mačiukas iškirps, mes įdėsim pilnai įrašų. Dėk, Vitalikai, dėk. Tai tik tokią galima. Kiek užtruko maždaug? Mes susitiko maždaug apie 7 ar 6 vakar, o gal 5 mes turėjom susitikti. Man labai galvas skaudėjo ir fotografas šiek tiek vėlavo, tai labai džiaugiuosi dėl to. Tai, tarkim, 6, ne? Imam, tarkim, 6 valandą ir mes gal pabaigėm apie 10, pusę 11. 4 valandas. Gerai, fotosesija 4 valandas. Jo, bet tikrai, žinok, leido ir pasidaryti šiek tiek pertraukų, atsigert suspėjau, ten valgyti nevalgau, man atrodo, tada nieko, atsigert suspėjau, viskas gerai. Šiaip fotografas žiauriai fainas. Man vienas iš mano mėgstamesnių fotografų. Pastebėjau. Ir kiek apatinių pasikeitė? Man rodos, buvo 4 setai tikriausiai. Palauk, baltas, juoda suknelė. Jos Instagram'e galit pamatyti. Bolgov. Pas tave Instagram'e, mačiau, jie paužė. Bolgov darė fotosesiją. O fotosesijos tikslas buvo tu ar tie apartamentai? Atvirai, fotografas ieško savo lokacijų, apartamentai ieško savo naudos. Tai kaip ir kolabas. Tai realiai, ir tu gavai dėmesio ir meilės. Kaip meilės, netinkamas žodis. Mes planavom su fotografu apturėti fotosesiją ir ieškojom lokacijos. Ir kaip suradot? Kaip visą tai vyko? Pažįstam. Tiesiog kažkokiam vakarė. Fotografas, čia yra fotografo pažįstamas žmogus su tais apartamentais. Tai va taip ir gavos, jie pažįstami ten, kiek suprantu, tam kažkokį tai laikotarpį, žinai. Ar tu buvai viena? Ne, aš buvau su savo vyškiu. Jis prižiūrėjo viską. Jis filmavo. O mes dar pamatysim šitą medžiagą? Jinai yra Contribui. Dar norėjau paklausti apie Contribui, bet mes prie to prieisim. Tai ten toksai OnlyFans? Kaip čia pasakyt? Ir taip ir ne. Aš dedu tuos kadrus, kurie negali pasiekti Instagramų, Facebookų dėl to, kad juos banina. Ar ten yra nuogo kūno? Taip yra. Bet aš niekada nebijojau nuogo kūno kaip savirealizacijos formos, nes man tai dalis meniškos mano sielos ir nešneku vien apie save, aš neku apskritai apie patį kūną kaip apie objektą. Kitų žmonių lygiai taip pat. Tai man kūnas nebūtinai asocijuojasi iškart su seksualiniu stimuliavimu. Jo, tai nebūtinai. Nors faktas, kad tai stimuliuoja bet kokiu atveju. To prasme, taip yra. Jo, tai tenais aš dedu šitus dalykus. Ko negaliu dėti į savo socialinį tinklą. O kodėl tu neini, o gal tu esi ir OnlyFans? Ne, nesu. Iš principo, žinok, man nepatinka OnlyFansų pateikimas tikriausiai. Galbūt patys pirmieji žmonės, kurie buvo OnlyFansuose, žinai, nes jie padarė tokį porno įvaizdį, sudarė. Ir dėl to aš nenoriu ten būti. Aš esu labiau menas negu porno. Tai va. O tu mačius OnlyFans, gal ar čia tik tai iš kalbų? Buvai užsisakius pažiūrėti, kas ten vyksta? Tai žinom. Aš pasakysiu, nuoširdžiai nebuvau. Taip, buvau pasijungęs, bet visur reikėjo mokėti pinigus. Ir tada galvoju, tiek to, yra nemokamai. Bet, ką, žinai, tau galiu pasakyti, faktas yra, tai ten yra, taigi ten ne tik Lietuva, žinai, iš tam visam reikalui.
Tai va, o, nu, Contribui, man rodos, irgi yra užsieniečių, aš nežinau dabar. Aš seku, Contribiškį dabar prenumeruoju tik tai savo sesę. Mano sesė daro SMR, tai mėta SMR. Tai va, tai ją prenumeruoju. Dėl to, kad man labai patinka, nes ne tik tai pats SMR kaip faktas, nors dabar beje galvoju daryti YouTube ir keltą SMR turinį irgi, bet jį daryti šiek tiek žaismingesnį, erotiškesnį, tokį su cinkeliu, tokį, žinai, flirtavimo tipo. Va taip, bet kažkaip įsivaizduoju. Tai va. Kaip ir vyras? Gerai, ištrynė, bet perskaitė, ne? Spėjau perskaityti. Gerai. O šitą, vat, geras klausimas, ar vyras tave Taip. filmuoja? Taip. Yeah. Taip. Ir aš padarau dabar į Contribui, žodžiu, irgi visi peržiūriu mano visus videkus, ką aš susimontuoju. Visą kitą vaduoda, aš jam peržiūrėt, sakau, kaip čia, sakau, fainai, ir čia, sakau, ne per daug čia manęs matos. Ne, gerai. Galima dar mest papildomai pinigų, nebūtinai, tarkim, tu gali prenumeruoti, arba gali nebūtinai prenumeruoti, bet gali dar, tipo, įmest pinigų šiaip, žinai. Nu, tiesiog, vat, nori pinigų, nu tai davai dar papildomai. Ai, aš tau mesiu ten, žinai, nu, kad nusipirktum tos apatinius, žinai, davai, pasirodyk tais apatinius. Nu, kaip pavyzdys, žinai. Aš šiaip taip daro, gerai. Tai daro, bet man tai taip nedaro. Tau nedaro. Tai va, tai... O tu paprašai? O tu... Ne, žinok, aš neprašytoja tokia esu. Gal blogai čia aš tai padarau, nes aš iš to vietoj nesu verslė, žinai. Bet aš prašyčiau, jeigu aš tam pastoviai ryščiau kažką, žinai, tai gal būtų to. Bet, aš aš labai organiškai palikus viską, žinai, aš tiesiog metu, karts nuo kartą, į savaitę kartą įmetu kažkokį, tai porą paustų įmetu, nes aš įmetu ne tik fotkės, ne tik video, bet aš įmetu ir savo gyvenimo istoriją tenais rašau. Žinai, nu, tipo, kaip man einasi, ten, žinai, ką aš veikiu gyvenime, visą kitą, ten, kaip pas mane kas. Jos tikros? Jo, jos tikros. Tu nebijai tavo pat, įsivaizduok, dabar jie mato tavo sielą. Jo, nebijau, žinai. Ir tavo kūną. Nes mato nedaugelį, žinai. Ne, nebijau. Tik kas, tegul mato. Faktas, aš jeigu norėsiu kažko, tai aš gal visko ir nepasakysiu, žinai. Bet aš esu papasakojus ten istorijų šiek tiek apie savo ten tą, žinai, būsį gyvenimą, ten tas, kaip su draugė tą atsimenit, sudarinėjom sekšopą. Ai. Jo, tai esu šiek tiek, ne viską, bet jo esu papasakojus ir ten tos dalies, žinai, visai ten, nes man toksai labai buvo, labai smarkiai skaudėjo tuo metu, žinai, širdį. Nuo viso to išsiskyrimo ten, žinai, ir visą kitą. Aš išsiskyrus su draugė, tą, žinai, jaučiau, kaip būčiau, kad išsiskyrus su kokiu gyvenimo meilė, žinai, man buvo, nu, toksai, man buvo taip žostai, man taip skaudėjo. Jo, tai ten, žinai, toks buvo siela, atidaviau tenai, žinai. O tu norėtum OnlyFans? Ką darytum, jeigu turėtum OnlyFans? Ką dėtum? Blemba, ten tik tai masturbuotis turbūt galima prieš tą. O kodėl? Ką ten dar daro jie? Tu galėtum, pavyzdžiui, pėdkelnes užsidėti. O siaubas. Tada, pavyzdžiui, tu galėtum, tu galėtum... Pėdkelnes užsidėti ir su jom vaikščioti, ne? Siaubas. Jo. Ir to... Nu, O iki dušo, pavyzdžiui. Filmuokis, kaip ten fotkinkis, žinai, duše, kaip prausiesi. Ką, žinau. Prasme, fantazija ribų nėra, žinai. Belia ką gali daryti. Mano buvo fantazija apsiribojus tik ties masturbacija, bet matau, reiškia, galima užsivaikščioti su pėdkelnėm. Aišku, o kodėl tu visą laiką, žinai, imi tą tokį jau didžiausią, aukščiausią tašką? Čia jau yra tas levelis, nu, kur tu žiūrėk, tu jau tik tais, tu pasiekęs tą, tai tau ko iš tavęs pastoviai reikalaus? Tik tai to ir reikalaus, nes jau biški mažiau ir jau nebetenkint žmonių. Tai tu turi varyti iki to, reiškia, ir nepasiekti to taško. Žinai, iki to juos maitina. Žinai, bevažiuodamas čia, aš galvoju visokius, nu, aš daug galvoju. Man praeina, palauk, nepertrauk, dabar aš šneku. Ir aš galvoju, ką jinai gali paklausti. Jeigu jinai gali paklausti to, tada aš atsakysiu taip, bet jau, kad tu paklausi, ką aš OnlyFans'uose galėčiau daryti, tai šito tikrai nesitikėjau. Bet tokia turi būti mūsų laida.